Kas geria trečioje? Sakėsi. Trečioje žodžiu. Pats priekis visas rūko. Ten pirmo komanda tik tai turėjo karšį ir lyną. Paskui visur labai sunkiai. Ir te prie bokšto žodžio. Prie rožių krūmų turėjau vieni 4, kiti 7 žodžiu. Ten vis geresnė situacija. Šiaip visur tai liūdnai. Aišku, Artūras turi. Su Rusla turi 5, man atrodo. Paskui iš jų komandos ten kiti irgi 5 žodžiai. Visi vienetukai sukrita į vieną zoną. Ir jie visi kapojas tarpusavį. Tai ten bus rimtas žodžiu. Kaip banditai? Prastai? Irgi prastai. Sergi, dėva. Liūdna. Na vyrai, kiek pas jūs karšių? Tik tai? Užmautų ir nepirštinį, užmautų. Kur nuo vėjų turėtų būti, gal jis neprisirišęs. Kitaip nieko nebus žodžiu. Taip ryte. Taip nieko nebus. Kaip pas jūs vyrai? Tuos 2 ir viskas? Nu kaip jums, Tomai? Kaip suprat? O karšių? Kur šypsosi, taip esi, tai kur tai atrodo, paklausė vyrų rimtai, tai sunku pasakyti. Ne, viskas aišku su jam, karačiai. Jo. Ne. Tai jau nėra jis gal kur į krūmus jau įlindęs, žinai. Pasislėpęs.
Dėkui, kunigaikšti. Pasižiūrėsim į priekį, sakė, gintarį 4 turi. Pastatom. Niekam nemaišys. Dėkui, kunigaikšti, dėkui. Trečia, žodžiu, stebuklų nėra. Trečia visa praktiškai visas priekis ten rūko. Paskui link rožių krūmų šlagbaumų, tai ten biškį veiksmų yra, bet irgi nestebuklai ten. Daugiausiai, kiek sakė, 7 karšius turi. Bet irgi visi pavieni. Trečioji taip? Jo. Bet čia, labai prastai, palyginus su vakar, tai... Kad gerai nieko dar nemačiau, aš išvažiavau, žinai, pabuvau, biškį išvažiavau. Bet aš kaip išvažiavau iš čia, tai čia geriau buvo negu te. Bet te kaip nuvažiavau, tai visas priekis rūkų, karačiai. Ir girdėjau, jūs šiandien neblogai pasikūrė, biškį, ne gintarė? Ne, žinau, pas mane yra tik 2, o gal 3. Nu tai... Žiūrėti. Dėkui, kunigaikšti. Einam pasižiūrėsim savo terminą. Tai vis tiek 3 ir 2, tai 5. Tai nėra blogai. Tai pas manau komanda liūdna. Labai gaila, bet da laiko yra. Da valandą 40 praktiškai. 2 minutės, valandą 42 minutės. Tai da gali šauti. Da gali šauti. Pažiūrėsim į terminą, ką jie ten darodo, nebereikalų. Šįmet 3. Išėjau Lietuvos čempionatą. Ten moka gaudyti žmonės. Kaip yra reikalai? Kiek turit? Rimčiau? Kaimynai? Visi? Einam ieškau. Gal kas nors bus pasistatę. Veiksmas arti skirvytį. Skirvytį veiksmas. Čia vėjukas šioks toks yra. Trečia krantinė. Kaip Ramūnai? Turit ką nors? Bet smulkmės nors kažką vis tiek turit. Tai karščiau nebuvo. O ką kaimynai? Čia, žinai, čia yra profai. O, labas, gerai, Anglija. Tai matuvės nebūna. Pakviesti. Jo, sveiki. Prisijung pas mane į langelį, žodžiu, ir į langelį, žodžiu, junkis. Ten tokie 2 žmogeliukai šone yra. Abejoju. Na, paskui priimsiu, žodžiu, kada pasiriamą, tai priimsiu. Visi hebrytai, kas žiūrit, pasiekit Angliją, šitą profilį čia. Mūsų rėmėjas, mano tiesioginės transliacijos pagrindinės. Visi yra konkursų, dabar užžiūrėkit pas Angliją visi. Tai yra konkursų nemažai padaryta. Gali sudalyvauti. Vienas vyksta iki šeštadienio, kitas ilgiau truputį.
Eisim čia į priekį, gal kažkas kažką turės geresnio sukūrė. Karšta, tai nežmoniška. Tas vėjas tokiu pradėjo rimt. Sudai sunkiai, žydrūnai, sunkiai žodžiu, bet turi ne tušti žodžiu, smulkmės yra, bet stebuklų ten tose vietose ir nėra, ten visi aplinkoje visi rūko. Kaip povilai sekasi? Jo. Ką, kaimynai nėra pasistatę niekas viršų? Dar laiko yra tikimės dabar šitų kuršių. Nevertas. Kaip? Viskas aišku, sunkiai. Kazanas. Vakarienę matyt kažkam. Kaip Gyti sekasi? Ne kaip? Įdomi. Kaip Linai pas tave situacija? Jo. To prasme. Iškrenta. Mano. Kaimynus apsigaudot?
Labas, Runkas kirvytį. Antra krantinė. Bet sunkiai. Kol kas sunkiai, nieks nieko gero neturi, žodžiu. Nieks nieko gero neturi. Einam pas Paulių paklausim, pirmai neklausim. Pažiūrėsim, kaip Paulius. Vaidas va. Kažką pumpuoja, matau. Kaip Pauliau sekasi? Pagavom kelis. Šiaip be sistemos sekasi. Aha. Visur vienodai, žodžiu, nieko rimtų nemačiau, absoliučiai. Sistemos nėra. Ne. Ne. Trečioje buvo nuvažiavęs irgi ta pati situacija. Jo, pavieniai. Žiūrėsim taip, kaip Lapinskas gaudo, jie visi vienetukai gaudo vienoje zonoje. Tai jie ten kampuojasi tarpusavį, bus įdomu su jais. Bet jie gaudo, jie turi po 5, man atrodo, panašiai visi. Tai ten kol kas dar net ir neaišku, kas ten bus realiai. Kaip Aidai? Karšių turit? Na jau, čia sunkiau. Čia vakar čia irgi buvo labai sunku. Ne, nepasakyčiau, kad pas visus ilgi, bet... Ai, čia matau virš 2 metrų. 2 metrai tai tikrai jie. Ir šaus net. Jeigu šėryklą nebuvo pakibus, bet neturėtų. Pazabarau nebuvo. Bet vėjas po biškį rimsta, tai darosi žiauriai karšta. Žiauriai karšta darosi. Vyksta keitimai. Jo, pavadėlė, jo, ilgi. Ką realiai nedaug čia liko, pusantros valandos realiai iki svėrimo ir viskas. Kas pirmauja, sunku pasakyti. Čia tai daug kas tyli, daug kas nesako, tai nebus, aš kol kas prognozuoju, kad nebus įspūdingų svorio, tai va nebent ten tie latviukai, kur sėdi gale čia, ten kažką parodys, bet kažkaip kol kas nieko rimtų. Nemačiau, kad kas būtų pasistatęs tą karšį. Daugiausiai 3 padrėti išėmė, sakė, ir viskas. O visi kiti pavieniai. Vieną išima karšiuką, ant vieno masalo praeina kažkiek laiko, kitą išima karšiuką, vien kito masalo, žodžiu. Nu, nėra stebuklų. Realiai sunku.
Aš sakau, tai ar čia to karščių tiesiog nėra, ar čia per karštą realiai neįsivaizduoju. Jo. Tai tas negelbės, aš manau. Nu, rytoj gal bus kažkas, bet žinai, kaip be spaudimo gaudai, biškį lengviau. O čia presingas labai didelis, realiai. Labai didelis. Čia reikia įsivaizduoti, kad vyko Lietuvos čempionatas 3 etapai. Tai treniruotės visą kitą užspausta tas kirvytį konkrečiai. Dėkui, Svita. Kažkas nori prisijungti. Nu, dabar realiai kaip skirvyti, tai nebent sazanų važiuot pamedžiot. Tai dar galima, bet šiaip tai per daug didelio tikslo dėl karščių tai nėra. Sazanų irgi, bet ir sazanų labai mažai, pavieniai grynai. Per šitiek žmonių, per 182 žmonės, tai pagauna kokius 2 sazanus gal. Sveikas, nes tai yra koks judesys. Labai slapnas realiai. Stipraus nėra, einam į galą, ten žiūrėsim visus latvius. Kažką gal parodys. Sakė, jie ten traukia. O šiaip 2-3 karšiukai bus tikrai, kur nėra to karšiukų. Bus tų, kurie nepagauna. Nėra paprasta žodžiu. O kas čia pyksta? Nemačiau komentarų. Ar čia ko pykčiau? Nu, čia yra varžybos. Tuoj pažiūrėsim komentarus, kas čia pyko. Kur čia kas ką pyko, sveikas. Dar gerai, kad vietinis iššakė mane. Tie vietiniai, aš tau pasakysiu, čia ir negaudo tie vietiniai. Čia nereikia tik tai tų vietinių. Čia man labiau panašu, kad atvažiuoja iš toliau ir pyksta, o ne vietiniai. Vietiniai tai jie turi čia tų upių nuvarų. Taip kaip kiekvienas po namais, kaip gyveni, nieks nevarų negautų. Dabar kaip vakar atvariau, tai visas priekis, kur sazanai kimba, tai visas priekis laisvas, galima gaudyti. Tai čia kaip skaitau tos komentarus, tai iš tų visų, tai sakau, atsiranda vienas gal koksai, kuris biškį papyksta. O šiaip tai, žodžio, nėra čia ko pykti. To žuvies visiems užteks. Eisim pas latvius, pažiūrėtum kažką, gal atsidarys įdomu, ar Lisovskis gaudo. Kažkaip turi įtarimą, kad nelabai. Turiu tokį įtarimą. Gintarė gerai pasikėtė kartus. Tų žmonių visokių yra, čia yra vieni tempia, kiti netempia, čia žodžiu.
Aš kaip sakau, svarbu žvejam tarpusavį nesipyktų. Čia dėl ko, dėl žuvies kokios, tai čia nėra ko. Nėra ko, ką čia. Sveikas. Sveiki visi, kas prisijungė. Dėkui. Žvejys Vyderį. Ar stabilizatorių tansė? Neatsimenu, žinau, bet po 100 man atrodo. Kažkas tokio. Bet jį reikia, ta prasme, kaip pasakyti, stabilizatorium, kad ir vaikštai, bet reikia vaikščių teisingai. Jeigu vaikštai neteisingai, taip kaip aš dabar einu belė, tik tai yra tų virpėjimų. Šiaip reikia eiti kaip katinas, šliaužtas tom kojom, tai tada nedrėbna. Leidę palikti. Yra adminų, muta šitą. Būtų ramus vaikai, arba suaugę, neaišku, kas čia toks, bet žodžiu. Mutinam iš karto, baninam ir bus ramybė. Trečią valandą svėrimai, nedaug liko realiai. Valandą 20. Kažkaip įsivaizduoju, kad tų įspūdingų svorių nebus karančių. Kaip trečioje, o trečioje, žinau, sunkiai, realiai iš dešinės į kairę, kada eini ten nuo pradžių, tai tragedija realiai, daug kas sėdė tušti. Paskui kuo arčiau bokšto, tuo prasideda karštis, tai sėdė rusla, žodžiu, tai jie ten kapojas tarpusavį, bet daugiausiai, kiek perėjau, tai sakė, 7 turėjau daugiausiai karščius. Kaip visiems sekasi, kažkaip o sazanų manau bus, bet kokie maksimum 3 per visą gal krantinį. Per abidvi 3. Bet šiandien jau daugiau, 9 gigabaitų. Sėdi vienu izodui, visi vienetukai susėdė praktiškai, tai jie ten tarpusavį kapuojasi, žodžiu, taip, kaip žinia, jau tribūna tarpusavį, tai jie ten apylygiai, tai teisingai, svoris, manau, žuvies dydis, parodys, kas ten yra.
kažkaip reiktų tada užstot, bandyti. Nu čia kaip papučia gal. Darysim kitą variantą. Kaip dabar? Dabar bandysiu įstoti. Girdit? Ne, neturi. Pirmas, kiek suprantu, neturi. Tai turi Julius. Bet ten su jas nesupratau. 3 turi. Ar kiek jie ten turi, žodžiu, tų karšių? Tai klausiu. Nelabai supratau. 2 metų. Suskiau stodama pasidėjau. Visam nepavyks dalyvauju, gal nedalyvauju, kažkas ir dalyvauju, tai matot, kaip dalyvauju. Valandą 16 minučių. Realiai per valandą laiko dar įmanoma tą situaciją kardinaliai pakeisti. Ja. Gaila šiemet tik tai va Lietuvos tam čempionate, kai buvo, tai pirmam etapė nebuvau, buvau lietu žiaurus. Bet duot būti, dabar Starfišas. Nemanau, kad yra blogai. Dar norėčiau rudenį šiaip pažiūrėti. Va rudenį pasiryška, tai aš manau, kad bus karščių, tai begaliai turėtų būti jau. Ten vyks rugsėjo pabaigoje, man atrodo, tai ten turėtų būti karščių. Skirvietė. Nusileidžiu karštis prie dugno ir sunku dabar sunku pasakyti. Prie dugno lyg. Viršui tai taip nematyti, kad būtų pakilęs. Bet kažkas ne to, va jau, sako, karščių yra, bet jis nekimba tas karštis. Nežinau, kažkas ne to. Kad niekas, sakau, bent kaip šiandien, tai tikrai niekas stabiliai negaudavo. Grynai pavienė. Dėkui. Grynai pavienė ir... Da lauk, kažkas turėtų užsikurt.
įvairiai. Nėra vieno dirbančio masalo, ta prasme, kad dirbtų vienas masalo. Dabar kai buvau trečiai kalbėjau ten su vyrukais, tai sako, pagavom 7 karšius ir visi ant skirtingų masalų. Tai nėra vieno. Pagauni, užmetė, nėra karšių, reikia galvoti, keist masalą, kažką galvoti, žodžiu. Realiai dirbt, nenuleist rankų ir jis ateina. Jo, Korsakas gaudo, buvau nuėjęs į Korsaku, šiandien, sako, geriau. Ta prasme, ne šiandien geriau, bet, sako, nėra labai blogai. Tai turi, bet ten jie visi panašiai turi. Ten po 4, po 3 tuos karšius turi, tai... Kažkaip laukusi, gal išėjęs. Jo, sezonai pavieniai, labai mažai sezonai, realiai prieš perėm. Ten per 200 žmonių tai pagauna ten 3 sezoniukus, tai kosmosas nėra tų sezonų. Einam toliau pažiūrėsim, kas vyksta. Šitie latviukai, man atrodo, geriau gaudė. Bet įdomu, gaudau 1,80 m, pavadėlis 1,50 m, šalia sėdi gaudau metrą. Jo, laiko 80 gramų.
cm daugiau bus. Daugiau. Nėra vieno masalų dirbančių chebra, nėra. Visi karšiai pagauti praktiškai, ant vienų pagauni, ant kitų yra. Ir nėra stebuklų. Stebuklų nėra. Jo, pagal baudos taškus. Nebent sutaptų baudos taškai, tai tada pagal svorį. Jūs, aš žinok, negirdėjau nieko. Nežinau, aš visų pirmas girdžiu. Ką tu čia pasakėjai? Kai baigis tiesa. Nežinau, niekur negirdėjau. Kada čia tai buvo? Ar šios varžybos? Dėkui, kas pasakėt. Jau buvo toks variantas prieš šitas varžybas, tai dabar Lietuvos čempą taip išeitų. Nežinau, negirdėjau. Bet jeigu per Lietuvos čempą, tai yra nesąmonė. Tai vyksta ne šiaip varžybos. Lietuvos čempas, tai chebra ruošiasi pasaulio čempionatui. Banditai įsigė. Žodžiams linkėjimai nuo žiūrovų. Su kokiais kautais daug skirtingų kautų. Nėra kažkokio vieno išskirtinio. Kažkokio vieno išskirtinio nėra. Imtinai, manyčiau, bet kada šitoks nekibadienis, sakyčiau, tai tada jau aš manau, kad ir 10 chebra gautų.
dideli. Dideli. Pasipengtų. Pasipengtų dideli, jeigu klausia apie 420. Bet Shimano visai pakankamai, kaip pasakyt, storas. Storas blankas, sunkus kotas, jeigu pasipengtas. Toks, kaip pasakyt, ne 5 valandas labai sunku sukti. Gaudau ir su drenanais, 14-tukais, 13-tukai. Kažkas sakė, buvo įsigudrinę gaudyti čia ir su 12-tukais, bet aišku, žiedai perdėti. Čia kaip kam limpa prie rankos. Tas kotas. Panašu, kad latviukai gaudo. Jeigu ir ką sakyt, nuėjęs iki tautomų. Buvo pirmą iš tautomų nuėjęs. Paklausiau, kiek turi, tai sako nieko, paskui 3, paskui 2, tai taip nesupratau nieko. Tai 50% už tai abejoju. Nors gal kažkai žinau, nežinau, aš jų visų neklausinėjau, ko jie čia gaudo. Sunku pasakyti. Pasakyk, kiek ką nori, paskui vis tiek eisiu gyvą, pasakysiu. Kiek ieškoti, žiūrėti vaizdų, ieškoti kažkokio veiksmo, valandą laiko liko. Kažkaip kol kas nieko nėra. Nieko rimto nėra. Sveikas. Kaip kliovas, neįspūdingas. Neįspūdingas. Nežinau, gal šeima atvažiavusi vaikas. Ar jie tą ką pagauna, nepagauna. Iš Vilkaviškio sėdė gydė. Mantas sėdė mano komandoje, Angleroje. Yra čia turi. Yra. Žmonės nežinau, kiek čia klausiu čia iš kur. Padėt su Valkiečių, to klubo yra ir iš Marijampolės, nežinau. Bet šį tandemą mažiau čia atvažiavo, tai jeigu neklystu, ir tikrai ta komandos, man atrodo. Jas pradeda kilti.
Kur čia gaudo skirvytį? Skirvytį gaudo. Sunkiai, Suvalkijos kulkos sunkiai. Turbūt kas stabiliai gaudo, tai žvejų turbūt, kaip ir galima buvo tikėtis. Tai jie gaudo. Aišku, tą karšį, kaip ir sakė, kaip ir vakar. Nėra lengvas. Pavienis tas karšis ir gaudo. Tai ten trečioji betonkiai kapojasi tą tarpusai. Žvejų tribūną žodį. Galima, bet jeigu mes kiek valioji, tai gaudysi miške, anoj pusėje. Jo, 3 valandą pabaiginu, tai va liko 57 minutės. Dangus pradeda kilt vėjas. Jo, tai būtinai tai. Čia atvažiavęs nuo vakar. Svėrimas nupirkau. Manau, kad nuo čia filmuosim. Aš įtariu, kad nuo čia ir bus didžiausias svoris. Gal neprasiau, jau 20 minutų. Bet po 10 turėtų būti. Kada tiksliai bus 3 valandą. 3 valandą. Viens važiuojas už kepurę, dvi ramybė žodžių. Dvi ramybė. Sveiki visi. Jeigu neklystu,
lygtais. Lyg buvo galima išeit. Ne, išeit man atrodo negalima. Gal, žodžiu, čia kažkaip įdomiai. Vėjas didelis. Įdomiai, bet šiaip jį turi įsitraukti savo sektorių. Būtinai. Su kažkuo šnekėjau, tai sakė, tarkim, Lietuvoje, sako, jeigu išeina tas sazanas, tarkim, į pas kaimynus, tai kaimynai tai nepatenkinti būna į sektorių, kur ten buvo, nežinau, Rangos ar kažkur buvo prieš važiavę. Tai sako, jeigu išeina pas kaimynus į sektorių, tai žodžio privalo traukti meškeres laukia ir nesimaišyti. O pas mus čia turbūt taip nėra. Mes čia pasivaišusim. Nežinau, su gal pavieniai, čia net tie kačiukai neina, čia nieko neužfilmuoti jau realiai. Ištraukė vieną ir vėl tyliai. Tai taip kaip vakar, kad trečioj ten vaizdų. Taip, kad pasakyti. Smagu, kaip tas vėjas papučia. Apdovanojimai tai turėtų būti gražūs, turėtų būti geras garsas, realiai, bet turbūt ant sukalankė, kaip pernai metais jau šnekėsti, viskas gerai girdės. Žolę paliko. Skelmas. Šitą, man atrodo, irgi įskaitinį. Jo, salot. Nežinau, reik pasamdyti, ar kaip sekasi. Bet įtariu, kad stebuklų nėra. Nu, va čia kažkoks tarpas. Tarpas yra, kur nėra šitų karšių tiesiog. Nėra tų karšių, viskas atidaryta turbūt. Negaliu. Aš negaliu nei nuėt, nenoriu palikti be vėjas stiprus. Ko? Sakai? Sazanų yra. Sazanų.
Nežinau, bet vieną tai apie 2 mačiau, tavo koks ten yra. Rimtai? Nu, tai tada imsi, jeigu vakar didesnį, kaip 3 kilai nepakūti. Jo. Ne. Bandau, Tomai, viską čia jie. Čia sėdi labai rimti, tai viską bandau. Bet kitas iki nei tam rimtam nepaeina, tai tu daryk, ką tu nori. Para. Kažkaip sunku pasakyti, čia tiek karščiai čia pas mus pavienė, bet aš kažkaip įtariu, kad bus trečioji. Gali būti, kad trečioji. Plakiukai. Jo, būtinai, Tomai. Būtinai fidelina. Tos tai čia tik tai gali gaudyti ešeriuką. Tik ešeriuką gali gaudyti.
Gogi, kodėl pas nedalyvauja? Spėk iš 3 kartų. Faktas yra persilpnas. Faktas, kad persilpnas yra daug žaibintų. Lietuvoje tas lyderis gerai atsigavęs. Svarbu gerą įrankį, tų kolegų negina siūlau važiuoti, bet aš kažkaip nežinau. Man į tokias varžybas, geriau aš filmuoju, parodau jums. Noriu pažvejoti, aš nuvažiuoju į paprastesnes biškį varžybas. Pasirička ten nemėgėjų vyksta. Pasirička vyksta marcinės. Teka prie čia. Gali dalyvauti A lyga ir B lyga. Nėra skirtumų. Vienintelis turbūt mėgėjų varžybos tai vyksta dabar, šiandien. Mažeikiuose kažkur. Tai ten tikrai mėgėjų, ten buvo parašyta, kad nei A, nei B lyga nedalyvauja. Facebook'e gali užėti į mano grupę, įsivesk Facebook'e žvejų varžybos. Tai bent ten aš sukeliu visas, kiek randu Facebook'e, visur išmėtytas į vieną vietą, bandau sukelt. Noriu padaryti, kad būtų Lietuvoje viena grupė, atėjai, varžybos įkeltus, pasižiūrėjai visą informaciją, kad nereiktų pačiam ieškoti po visas grupės. Jo, šitie kieti. Ąžuolo ne, nėra ąžuolo. Lygio varžybose tai labai čia sunku. Gerai, jeigu tu gauni kaimynus, kokius paprastesnis, bet jeigu tu gauni kaimynus, kaip šitie, kaip fidelmenai sėdė, iš dešinės ir kairės kažkas stiprumų, tai tau būna šakės, tu būni uždarytas. Būna tada tragedija.
kartą mažiau. Kada tandemu sėdi, ne tandemu sėdėti, tai čia būtų kosmosas. Ką šerišti, man irgi įdomu. Bet čia nesužinosim mes. Nors šiaip jie nėra labai pasislėpę, galima būtų nužiūrėti mišką. Bet aš jums parodysiu bajerį, žiūrėkit vieną. Duosiu klausimą. Žiūrėkit, matot, žmogus gaudo su pirštinėm ant abiejų rankų. Tai pasakykit, kodėl. Pabandom paspėliot, hebra. Kodėl gaudo su pirštinėm? Kunigaikštį geras šovė. Kiti kaip galvoja. 100 žiūri, tai dabar sakau, pabandykit atspėti. Labai mažai ir su pirštinė gautų praktiškai vietį. Kame reikalas, kas pasakys, nieks nepasako. Iš jų, jeigu paklausite, tai jie tikrai teisybės nepasakys. O jeigu ir pasakys, tai gali kitą sykį nepagalvoti, kad ten teisybė. Įdomus variantas dėl prakaito. Kas dar kokių variantų? Angelų demonas, nu čia biškį per žiauriai. Tomas irgi variantas. Tai sakau, tų variantų yra labai daug realiai. Tai kad mes ilgai mąstam su kolegom, su tais mėgėjais. Kame reikalas, kad kažkas ko neatspėt. Dėkui, Ersakis. Mindaugas irgi variantas. Aš tai nežinau, neįsivaizduoju. Neįsivaizduoju, jie vilti. Neturiu minčių. Tų variantų tai įvairių gali būti. Variantų. Gali kažkokiu būti. Variantų labai begalė yra. Tik reikia sužinoti tiesą. Jo, vėjas, kaip pasisakyti, kad turėtumėt kaip užkučia. Banga ten, tai turėtų būti garsas žiaurus. Einam po biškį link galo, po biškį jau buvo liko pusvalandis liko ir svėrimų pasitiks.
gedai labai daug tiesos yra jo. Šitą variantą ir mes girdėję. Irgi galimas variantas, bet sakau, tų variantų yra begaliai daug. Ir tu negali žinot, kuris tikras. Bet prikurt tai galima visą. Kažką velka. Atsitiesybė. Karšta. Ne šilta, bet karšta. Šitas vėjas. Tas vėjas yra, karočią, kad jis nelabai būtent šitas vėjas. Taviškiai ką rašė? Taviškiai tai jau rašė. Klausė, gerai gaudė, sakė, jeigu chujovai, tai sakė, valgyt negausi grįžęs. Taip, kada turit 28 minutės, tai dar kokius 4 karčius galite iššauti. Bet yra.
Žinai, kaip ir fišas yra dar, bet žinai, paskui yra paslina jie. Paslina. Dėčka. Jo. Antroji. No. Gražu. Prašom. Prašy. Šalmulė. Gerai, gedai. Viskas arti. Ir perduos. Šių treneris skaitausit. Sveikas, kas prisijungėt. Šiandien tų veiksmų tikrai mažiau. Kiek supratau, tai šiandien nieks turbūt karščių nepasistatė realiai. Nebent dabar trečioj ten kažkas, žinai, šūkų. Bet šiaip tai pavienis tas karštis. Ten jie 10-20 minučių, pusvalandį, valandą, 2 valandas tas karštis užtim. O, šaunu, Valdemarai, sveikinu. Stebuklų nebuvo šitą sezoną. Vaškutų Tomai, žinai, kas esu Marmaks jau, kai jis gaudo, prasme. Aš kiek buvau girdėjęs, tai gaudo flagmaną. Sveiki, chebrytė, kas prisijungėt visi. Laukiam. Laiko turim, gali šautis karštis.
sveikas. Rybakovai. Kovoja, čia per daug tai neturi zonai pas juos, tai jie kovoja. Sėdė, jeigu kuris turi kitų zonai pas juos. Ten pirmai, kai buvo nuvaręs, tai 5 pagavę. Žodžiu, jie ten tarpusavy kovoja. Jie neturi ten tų zonai daug. O kaip Vilius apie Mickevičių šnekė, Artūrai? Nėra Mickevičiaus Vilius. Dėjau kunigaikštį. Nėra Mickevičiaus. Arba aš jau nemačiau, bet panašu, kad lyg ir nėra. Ne, nebus. Ai, žanka. Žinok, nežinau, Artūrai, tada tiksliai nepasakysiu, kuris. Tada jau nepasakysiu. Kaip laikais? Dar nenumirė? Beveik. Karšta, tai nežmoniška. Karšta, tai nežmoniška. Geina. Geina biškį priekyje. Svėrimus nuo čia žiūrėsim. Jo. Ir tas vėjas toks atrodo, papučia atrodo, turėtų būti vėjas ir nieko ten. Pradžia ten. Latviukai sėdi. Aš atsigersiu tą. Ką mes čia turim? 18 minučių. Banditai. Lakiukai panašu, kad tie šeimini. Vakar banditam buvo labai gera diena, šiandien tokia. Nelabai, žodžiu. Buvau pas Ryčką nuėjęs, bet aš ten apie 12 valandą nuvažiavau pas juos. Prieš pirmą žodžią, tai aš šnekėjau su Ryčka. Sakau, kaip Ryčka sako, maras, negali būti. Gali, sako, gali. Tai te trečioj buvo daug ambrastai, realiai labai sunki situacija buvo. Atsipriekis visas, tai te tylėjau, buvo ramu tylu, žodžiu. Pavienė karščiai, o paskui te, kur sėdėjo Artūras, žodžiu, tai ten po biškį buvo žiūrėjo tribūną, ten jie moka, žodžiu, gal. Te tų karščiukų, kad ir pavienių, bet jie surinks, jau surinks. Bet šiaip sunkius varžybos, galiu pasakyti, kad sunkius. Turbūt niekam nebuvo lengvai. Niekas negalės pasakyti, kad buvo lengvus varžybos.
bet buvo ir jiem buvo sunkių dienų. Negali sakyti. Nu, kaip pasakyti, egi, buvo sunkesnių tų metų. Ne dabar aišku, čia tie, kurie ėjo padrėti, bet anksčiau tai tų karščių nebūdavo, kaip pasakoju, anksčiau sakė, plakius rinkdavo tos kirvietė. Tai čia turim. Lisovskis turi. Nebuvo šitą situaciją. Gal ne, kad jisai pasistatė jį. Ar ne, man atrodo, pusvalandis gal buvo likęs, ar mažiau, kai pasistatė karšį. Nenori tą tinkliuką lįsti. Skirvietė. Sakratos turi tokius sezoną. Pasiutė čia tie sezoną. Tas vartuose, super pjautų. Žinau, aš viską žinau, ta prasme, suprantu, tik buvo šitas vėjas, man visai video reikės iškarpyti, tai tas mano užnekėjimas, tai mažiausiai žodžiu. Matot, veiksmas vyksta žodžiu. Cizaną traukia. Tas vėjas yra, bet galėtų visi karšti, kad ir tas vėjas, bet karšta, žiauriai. Jeigu plonas pavadėlis, tai čia bus sunku su juo.
Iki 3. Nebus. Bus kitą savaitę varžybų jau galit važiuoti. Bandėm, bet nepasiduoda. Sveikatos turi. Liko 8 minutės. Gražas. Ai, gaila, kad ne mums pasirodyti. Aš 6 minutės. Spėsim tai. Pasijungt. Jo, gerulis, bet nėra didelis, prasme. Kažkaip tikėjausi, kad bus didesnis. Kažkai 3 kilus svers, abejau. Kažkaip atrodo, kad ne. Nors aš jau niekad nesvėręs, nežinau, šitą gaudau. Виталий соревнования. В Беларуси нет, это Литва. Pjankė bus, bet bus rugsėjo gale. Rugsėjo 28, liko 5 minutės. Ką pasakau tau? Jo, bet nedidelis tai. Nedidelis. Ką? Man atrodo ant ribožio.
Čia visai ekranas neveikia. Čia jeigu. Nieko nebus. Antspaudas nesitampa, karačiai nieko nebus. Kaip zonų laimėtum šiandien sekasi sunkiai, ten jie krapštuosi tarpusavį, kovoja ten kas po 5 kg žodžiu. 5 karčius gavę. Pusavį jie ten kovoja. Buvo sunku. Girdėjau Chebra peticiją rašyti dėl varžybų, kad neleistų daryti, nes tas vidulis, baigas savo. Čia tokių, žinai, čia tų šnekų, tie vietiniai pažeidžia mus teisę. Tie vietiniai, aš manau, kad čia mažiausiai jie žvauja. Čia tas kirvytė, tai ten, sėdau bet kurią dieną važiavau pažiūrėjau. Žodžiu, mažiausiai, aš manau. Rūpi tas kirvytė. Kaip Gyčiui. Gyti, žinau, kad Sataną nusileido gražų. Sekėsi ne kas, kai buvau nuvaręs. Lapinskas su Rusla, jie ten kovoja, žodžiu. Aš buvau ten prieš pirmą nuvaręs, pas juos apie 12, tai jie ten kovoja. O ten vienetukai sėdi zonose. Tik supratau, tas karčias irgi pavienį, žodžiu, ten po 5 pagavę, žodžiu. Jo, tai aš irgi taip galvoju, kad taip kaip aš buvau namais nežvėjau, taip ir tie vietiniai, čia tos kirvytį. Čia tik nori Chebra, nežinau, čia įsivaizduoju, ko čia bėgti. Čia tos vietos, tos kirvytį, tai kaip ir šiandien, tai visas priekis laisvas, ten kur sazanus gaudau, tai ten atvažiavai sėsk į gaudyk. Viskas baigėsi.